Tai kas naujo po naujų metų? Ogi nieka. Kaip vyksta toliau manipuliacija lengvatikiais, taip tebe vyksta. Pagal oficialiąją istoriją, kurią aš irgi mokiausi ten tarybiniais laikais, mokyklai dar, atsimenu du tokius posakius nuo Nerono laikų, apie kurį irgi mokyklai mokiausi. Reiškia, skaldyk ir valdyk yra toks principas, ir ko reikia plebėjams, tai duonos ir žaidimų. Ir jie niekada sukilimu nedarys. Tai apie pirmą principą skaldyk ir valdyk. Vienas iš tokių dabartinių, nieko naujo, tai yra gerai užmiršta sena. Skaldyk ir valdyk principas yra padalint, kaip sakant, žmonių, visus žmonės, sakykime, kurie domisi žemės formą į dvi dalis, reiškia. Į tuos, kurie tiki, kad žemė apvali, kaip kamuolys ten, nesvarbu biškiuką paplokščias, nepaplokščias, ir tuos, kurie tiki, kad žemė plokščia. Taip sakant, kaip blynas. Aš jau nekalbu apie tai, kad jinai ten stovi ant 3 dramblių, kurie stovi ant milžiniško vėžlio nugaros, kuris plaukė, hrien žino kokiam ten vandenyne. Tai vat, pilnas internetas visokiausių ale tokių įrodymų, kurie pritempinėjami už ausų, kad įrodytų ale kad žemė apvali arba ale kad žemė plokščia. Aš pats tai žinau, kokios formos ta žemė, nes aš praktiškai esu įsitikinęs ir patikrinęs praktiškai su įrodymais, pasitelkęs logiką ir žinau, kokios formos ta žemė. Aš nežinau, kokio jinai dydžio yra, nes neturiu po ranka tokių įrankių arba nevyksta tokių reiškinių, kurie galėtų man pasufleruoti, kokio dydžio ta žemė. Bet aš žinau, kokios jinai formos. Ir nauji metai šiaip iš neturėjimo ką veikti, sakykim taip. Iš neturėjimo ką veikti įsijungiu ir žiūriu tokį filmuką. Čia angliškai šneka, bet yra rusiški titrai, rusiški užrašai, tai vat pasižiūrėkit. Ir ką čia jums nori parodyti ir ką čia jums nori įteikti. Bent jau užrašais rusų kalba nori įteikti, kad atkreipkite dėmesį. Ten tikrasis horizontas matomas už lėktuvo ten priekinių tų stiklų, eliminatorių, kaip jie ten vadinas, reiškia. Tikrasis horizontas, kuris ten pakrypęs kažkaip, pakrypęs, kažkaip pakrypęs ir laiko butelį su kažkokiu tai skysčiu, gal su vandeniu, gal su limonadu, nežinau, kuris rodo, kad, reiškia, kaip gulščiuką tai pasiėmė, rodo, kad vandens paviršius tame skystyje, tame butelyje yra, sakykime, taip lygiai gretus menamų lėktuvo grindų paviršių. Sakykime, jie lygiai gretus tie paviršiai. Lėktuvas pakrypo, bet butelyje vanduo nepakrypo. Reiškia, horizontas buvo, butelio vanduo taip, horizontas taip, horizontas ten pakrypo, butelio vanduo ir nepakrypo, taip. Ir aš iš karto suprantu, kiek čia daug nesupratų dedančių laikus prie tokio ale eksperimento, kurie 5 klasėje nepraėjo fizikos kurso ir svarbiausia, nebuvo laboratoriniuose, kuriuose praktiškai tikrino, konkrečiai įvardinsiu, išcentrinę jėgą ir kas tai yra. Aš nekalbu apie gyvenimą nuskriaustus našlaičius, kurie neturėjo tėvų ar neturėjo vyresnių brolių ar vyresnių draugų, kurie rodydavo tokį bajerį. Man kaime tai, pavyzdžiui, dėdė parodė, kai pasiėmė kibirą, prisipili vandens, ir pradedi sukti, aukštyn, žemyn, aplink galvą. Tai įsivaizduojat? Imant tuos principus, kuriuos čia parodė tam klipukė, kad ten horizontas pakrypęs vanduo, taip, tai tam kibirė sukamame, pusę kibiro vandens prisipil. Vandens paviršius, suprantat, priimdavo tokią konfiguraciją, kaip sakant, tokioj
pozicijų, kai tas kibiras atsidurdavo viršui, vat judės. Įsivaizduojat, horizontas, jeigu žiūrint į kibirą, apsiversdavo. Ir kibirė esančio vandens atžvilgių horizontas 180 laipsnių kampu apsivertęs buvo. Blin! Ir jeigu aš tada būčiau rėkęs, kad žemė, žiūrėkit, įrodžiau, kad žemė plokščia, suprantate, tai man tikrai būtų parodė, tai va. Tai lygiai čia taip, tas pats, vat sakant, žmonės, kurie stengiasi parodyti va, šitą filmuką, jie orientuojasi į tokius žiūrovus, kurie nieko apie išcentrinę jėgą nėra girdėję. Ir to labiau praktiškai pabandė, kaip tai veikia, ta išcentrinė jėga. Tai vat, o tie, kas supranta, tai supranta, kad pagal tą pakrypusį horizontą galim daryti logišką išvadą, kad lėktuvas daro posūkį su viražu tokiu. Nu, reiškia, jisai daro posūkį su lanku tokiu, daro posūkį, tas posūkis turi tam tikrą spindulį sukimusi, o tokį kampinį posūkį daro. Nu, kaip dangui matot, kad daro posūkį lėktuvas, skrenda, taip, jeigu jis neskrendavo taip, ras ir nedaro posūkį, va taip, nes jeigu taip, tai jau čia greičiausiai net pažintas skraidantis objektas. Va daro taip, kai daro viražą visą laiką, jeigu daro į dešinę, tai lėktuvas pakrypsta, va taip. Ir jam tas horizontas, va taip skrido, daro viražą, pakrypo taip ir daro. Jam tas horizontas, jeigu va taip patiesintumėm lėktuvo atžvilgiu, atrodo va taip pakrypęs. Ir visi tame lėktuve, kurie yra, kai daro va tokį va posūkį, nu truputį jaučia tokią padidėjusią gravitacijos, pradeda spausti truputį prie grindų, nu sakykime, jeigu daro posūkį į dešinę, tai visus truputį užmeta į kairę ir biškiuką pradeda spausti tos krėslus. Tai lygiai taip pat galit padaryti, kaip čia pasakyti, tokį panašų eksperimentą. Įsėskite į mašiną, stadione kur nors, kur ratu reikia važiuoti. Įsėskite kokią mašiną, pasistatykit, nu įsitvirtinkit butelį su vandeniu, va taip. Na, reiškia, vanduo atitiks žemės paviršių, kaip pasakyti, bus paraleliai, taip sakyti. Nu. Ir pradėkit važiuoti ir suktis. Ar prieš laikrodžio rodiklę, ar pagal laikrodžio rodiklę sukt ratus. Ir ką jūs pamatysit, suprantate? O horizontą tai jūs matysit tokį, bet butelį vanduo va taip bus. Įsivaizduoti, sukat į dešinę ratus, va, pagal laikrodžio rodiklę, o prieš jumis butelį rodys va tokį. Va. Suksit į kairę, butelio tas vanduo esantis butelį rodys va tokio paviršių, nu, gulščiuką atitiks. Ir įsivaizduojat, reiškia, butelio paviršiaus tas gulščiukas vadinamas netitiks horizonto linijos, bus kažkoks kampas. Vai. Bet nuostabiausia ne tai, kad aš čia noriu paneigti ar patvirtinti, kad žemė plokščia. Nuostabiausia tai, kad va tokių va klipukų kūrėjai va tokius va netitikimus kabutėse, kai ten horizontas netitinka viražą darančio lėktuvo, reiškia piloto rankoje esančio butelio, skysčio esančio butelėje paviršių, žinai, pritempiamas, kad tai yra įrodymas, kad žemė plokščia. Aš čia nenoriu nei paneigti, nei patvirtinti, kad ta žemė plokščia. Aš čia noriu paneigti tą teiginį, kad va toks bandymas, kaip čia buvo parodyta, patvirtina, kad žemė yra plokščia. Mlia, nu jeigu jūs taip manot, tai pasitikrinkite jūsų smegenis, neplokščios. Nu, prieš pradedant čia mums skaldytis, komentaruose ginčytis, kokia ta žemė ten plokščia ar apvali, ir stumėt ant manęs, ne va tai aš už apvalę žemę ir prieš plokščią žemę. Da nifiga, aš sakiau, aš žinau, kokios formos yra žemė, bet nežinau, kokio dydžio jinai yra. O tai, kokios formos jį yra, aš galiu paaiškinti ant pirštukų susitikus gyvai, o ne čia su durniais ginčytis.